Pabandom parašyti, ar girdim. Jau girdime, ar ne? O, super, super. Aha. Tai pradėsim nuo pat pradžių tada. Ačiū Dievui, kad girdim, labai buvau išsigandus. Dabar aš įsikišiu ausinės ir jeigu iš tikrųjų tai yra geriau, parašykite, kad girdisi geriau. Kaip dabar mane girdit? Ar geriau girdisi, ar geriau ausinės nusiimti? Girdim. Viskas tvarkoj, taip? Smagu. Taip pat girdisi. Supratau. Nu tai, kad trukdžių nebūtų, vis dėlto matyt, aš būsiu su ta ausinė, kuri turi šalia mikrofoną. Labas vakaras visiems. Labai iš tikrųjų smagu, kad mes taip gausiai renkamės kiekvieną kartą, kada yra paskirtas webinaras. Ir aišku, gal trūksta kažkokių įgūdžių, gal kažkokie internetiniai kliūdžiai. Labai atsiprašau, kad negalėjom laiku pradėti mūsų webinaro. Tačiau, kaip suprantu, girdim dabar gerai ir sutarėm eilinį kartą, pakartosiu pradžią. Sutarėm dabar taip, kada mes kalbamės ir jeigu vyksta transliacijos trukdžiai arba garso trukdžiai, būkit mieli, pradėkit, kam yra trukdžiai, rašyti minusiukus. Jeigu tų minusiukų bus pas visus, aš suprasiu, kad pas mane problema. Jeigu minusiukai bus tik pas keli žmonės arba pas vieną, tai mes suprasim, kad tam žmogui ir tas žmogus supras, kad tik pas jį kompiuterį yra problemos. Toliau, įėjimas. Pakartosiu įėjimą. Labai smagu, kad kai kurie žmonės pas mus vis dėlto laikosi tų taisyklių, apie kurias mes šnekam, tačiau mes esam labai jauni, šiandieną Lietuvoje tik tai 4. webinaras. Todėl labai norėčiau matyti jūsų vardą. Jeigu esate, matysiu, jeigu jūsų parašytas tik vardas, aš norėčiau suprasti, kad jūs esat partneris, kuris atėjęs ir dirbate projekte pasiėmęs nemokamą kelią. Taip? Jeigu jūs turite pasiėmęs biznio planus, būtų gerai, kad prie savo vardo jūs parašytumėt. Ar esate DSS, ar esate data mineris, nu ir aišku ateityje, kokio lygio data mineris. Ne už kalnų, manau. Toliau, jeigu jūs esate svečias, labai būtų šaunu, kad jūs parašytumėt savo vardą ir šalia svečias. Kol iki galo nėra šitos tradicijos, arba mes dar nelabai atsimenam šitą tradiciją, norėčiau, kad pasirašytų žmonės dabar čiate, kas yra svečiai. Parašykite prie savo vardo, kad esu svečias. Tai būtų labai šaunu, žinočiau, kiek yra svečių, matyčiau, kiek yra mūsų iš vis, dabar kol kas yra 9, bet aš matau, kad yra, kaip visada, pas Ramutę 1 žmogus šalia sėdi, pas Mariją 2 žmonės, reiškia mes papildomai turim 3 žmonės ir kompiuteris rodo 9 žmonės esančių šiai dienai mūsų webinaro kambaryje. Ramutė visiems parašė, kad jau turime dar vieną Lietuvoje data minerį. Aš tai suprantu, kad čia Marija, ar teisingai Ramutė suprantu? Ar teisingai suprantu, Ramutė, kad yra Marija data mineris naujas? Marija rašo, matau. Marija parašė, Marija. Taip, kad sveikina Mariją, papildžiusią Lietuvoje data minerių grupę. Kiek žinau, kol kas jos 2, data miner 1, tai yra mūsų Ramutė, ir jos pirmos linijos, kiek aš žinau, partnerė Marija. Sveikinam merginos jūs, labai šaunu iš tikrųjų, kad Lietuva neatsilieka nuo Eugenijos komandos. Taip, ir kviečiu pat visus parodyti savo ambicijas, kas jau atėjome į biznio kelią, tame tarpe skiriu iššūkį ir savo, kad mes visi, kas pasirinko biznio kelią, vis dėlto siektume tų aukštumų. Labai smagu. Dabar dar norėčiau šiandieną
trumpai pasakyti apie mūsų webinarą šios dienos, šiek tiek labai nedaug, bet bandysiu keisti tvarką. Pradžioj mes šnekėsime aplamai apie koncepciją, kaip, iš kur gimė projektas, paskui apriepsim smulkiau mūsų projektą ir kabinetą, tada norėčiau sulaukti iš jūsų klausimų ir norėčiau, kad tos klausimus jūs užsirašytumėt pirmą savo, o į chatą mes rašytume tada, kada tam bus skirtas laikas, kad mes netrukdytume vieni kitiem klausytis. Po šitos pertraukėlės klausimų atsakymų, kurie bus skirti būtent nemokamam atėjimui į projektą, mes pradėtume webinaro antrą dalį. Antroji daly aš labai rimtai norėčiau pasišnekėti apie mūsų biznio galimybės, kadangi girdžiu iš kai kurių žmonių ir veiklių žmonių, kad vis dėlto jie nelabai supranta, kodėl jiem reikia ateiti į tą mūsų biznio kelią ir kodėl reikia vis dėlto pirkti tą DSS biznio paketą. Tai užtat paskirščiau į dvi dalis mūsų webinarą ir labai norėčiau rimčiau šį kartą pašnekėti apie mokamą galimybę ir apie biznio galimybės. Tokiu pačiu būdu, aišku, ir... Taip, kad pradedam. Ačiū labai visiems, kas susirinkot. Turim 14 jau žmonių. Iš tikrųjų, lietuviai šaunuoliai pagal dabartinę statistiką. Mes atsiliekam šiek tiek tik tai nuo Eugenijos, kitos šalys mažiau surenka žmonių, kiek aš žiūrėjau statistiką. Man iš tikrųjų labai smagu. Yra ko didžiuotis, bet už tą mūsų rezultatai matomi neblogi, nes Lietuva, tokia maža šalis, labai išryškėjo visų didelių šalių kontekste ir man kaip lietuviai labai smagu. Taip, kad kas dar manęs nežinot, aš esu Daina Markinienė. Šitam projekte esu nuo pat pirmos dienos, kaip jis atsidarė. Aišku, aš esu šiek tiek atėjusi vėliau negu mūsų lyderė Ramutė. Tačiau oficialiai, kada projektas atsidarė 16 metų gruodžio vidury, aš jau buvau partnerė. Šiai dienai turiu DSS portfelį ir labai rimtai pasiruošusi taip pat papildyti data minerių gretas. Pasižiūrėsim, kaip man seksis, kiek man čia ko dar liko. Ir norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų turiu didelę garbę, kadangi po šito webinaro bus oficialiai priimtas sprendimas dėl mano kaip oficialios speakerės patvirtinimo, kuri atstovaus People and Connection visą kompaniją ir projektą Lietuvoje. Taip kad jūsų dėka, dėka to, kad mes lankomės, mokomės, esam gan gausus būrys, iš tikrųjų rezultatai Lietuvoje neblogi. Manau, kad būtų šaunu turėti savo kambarį ir turėti pastovius webinarus, nes tikrai iš savo praktikos žinau, daug naujokų gali ateiti čianai, tuo labiau, kad webinarai vyksta pastoviu laiku, priminsiu visiems, jie vyksta pirmadienis, ketvirtadienis 19 val. Lietuvos laiku ir šeštadienį, kas negali darbo dienom arba yra labai išvargius, šeštadieniais 16 val. Lietuvos laiku mes taip pat turim šitą webinarą, būtent plačią prezentaciją apie projektą. Aišku, kiekvieno webinaro metu mes gale nagrinėjame įvairius klausimus ir aš manau, kad prieš webinarą, jeigu lietuviškam čate, kuriam jūs esate visi prijungti, būtinai jungit savo partnerius, naujosius partnerius, tenai galit prieš webinarą man taip pat užduoti klausimus. Aš tos klausimus surinksiu ir būtinai webinaro metu atsakysiu. Tai irgi bus viena iš galimybių galbūt paįvairinti mūsų webinarus. Taip kad pradėsime ir kągi. Fabrice Carevier, mūsų prezidentas, charizmatiškas žmogus, užvedantis visus su savo komanda, kurią mes čia jau kai kurie žmonės, kurie aktyviau įsitraukėme į šitą veiklą, tenka bendrauti su pačiu prezidentu šeštadieniais ir tenka bendrauti su jo komandos nariais. Iš tikrųjų,
energija užkrečianti tiek pačio Fabriso, tiek jo komandos ir visą laiką labai svarbu. Žinote, aš pati esu išprotėjusi, kada dalyvauju kažkokiam projekte, kuris man labai patinka. Arba dirbu kažkokį darbą, kuris man prie širdies. Ne visi projektai gali būti prie širdies. Tai galiu dirbti tik tai tada, kada visa širdimi jaučiu, kad tai mano. Ir tada neriuosi galvą į vandenį ir suprantu, kad variklis visų projektų ir darbų didžiųjų yra išprotėję žmonės, gerąja to žodžio prasme. Tai vat aš Fabrisui norėčiau tokią etiketę užklijuoti ir žinote, tas jo toks išprotėjiškas apie savo projektą apibūdinimas, šnekėjimas ir pateikimas, jis aišku papildomai užkrečia visus tuos, kurie galbūt ne iki galo žinojo, kodėl čia atėjo, arba sviravo dėl savo pasirinkimo. Tai būnant su juo, mes visą laiką suprantame, kad mes esame teisingam kelyje. Tai Fabris, prancūzas, žmogus pasiekęs aukštumas, nuo 20 metų dirbantis tinklinė marketingė, pastatęs 2 didžiausias kompanijas, buvęs lyderių viršuje visų komandų, surinkęs stadionus paskui save. Taip kad žmogus turintis didelę patirtį, žmogus pasiekęs labai daug. Šiam žmogui nieko iš tikrųjų nebereikia. Ir ką toliau jam daryti, jis viską pasiekė. Tai žinot, manau, kad tokiam lygmenį žmogus pradeda galvoti, ką aš galiu duoti jau pasauliui. Ir iš tikrųjų, ne išpūstai aš pasakiau šitą frazę, ką pasauliui duoti. Šiaip tai ta idėja, kuri gimė Fabrisui, aš galėčiau priskirti iš tikrųjų globalinės problemos sprendimo. Ir šitos idėjos aš šiai dienai apie šitą idėją negirdėjau. Man jį tapo patraukli vien tik dėl to, kad tai yra kažkoks tai iš tikrųjų know-how, kurio aplinkui nėra. Reiškia, dar netgi iš loginės pusės, jeigu projektas savyje kultivuoja idėją, kurios nėra, tai yra didelė galimybė, būnant pirmiems šioje kompanijoje, sukurti didelę komandą savo ir aišku, ateityje gauti nemažas pajamas. Tai yra normalu, mes esam ypač vyresni žmonės, tų laikų mums kažkodėl tai šiek tiek gėda šnekėti apie pinigus, mes pripratę daugiau kalbėti apie mūsų gyvenimo vertybės, jos yra svarbios, iš tikrųjų jos yra svarbios, jos yra pagrindinis dalykas, mūsų vertybės, sveikata, santykiai, bet mes be pinigų to negalėsim pasiekti. Negalėsim kokybiškai ilsėtis, negalėsim kokybiškai džiaugtis atostogomis, ar ne? Kaip bebūtų, pajamos yra mūsų gyvenime labai svarbios. Žinot, susidūrė anksčiau su tokia mintim ir niekaip nesupratau. Daug kur buvo sakyta, uždirbti galima tik tai juodų darbų, kada daug dirbi, krūvinom panagėm, kabiniesi į kalną ir vat vienu laiptelio karjeroj pasieki ir vėl dirbi, tai reikia daug metų, atsidavus, taip toliau. Ir išgirstu naują idėją, kad iš tikrųjų, taip, pinigus uždirbti reikia daug dirbti, bet norint didelius pinigus uždirbti, reikia dirbti su polėkiu, laisvai, nepersitempę, su kaifu. Ir dideli pinigai uždirbami labai paprastai. Man niekaip neatėjo į galvą, kaip galima suvesti šitos dalykus, kaip galima daug uždirbti ir faktiškai, skaitykit, atsipalaidavus, ar ne, nes mes visi žinom mūsų darbus. Aš tai iš vis dirbau žiaurioje aplinkoje, prekyboje 30 metų ir aš tiesiog žinau streso skonį ir kaip stresas skamba visur tavo aplinkoje stresas. Tai būdavo kažkoks tai, žiauri būsena tavo.
Ir dabar man sako, kad pinigus galima uždirbti tik tai lengvai. Ir šitoj kompanijoje iš tikrųjų, išanalizavus visą koncepciją, aš suprantu, kad mums Fabrisas pateikė tokią idėją, kuri ateityje po 6-8 mėnesių išsirutuliuos į tokią jėgą. Ir dėl to, kad mes čia tenai sukūrė savo komandas kelis mėnesius, pasikvietę žmonės, padirbėję, tą idėją papasakoja visiems. Mes turėsim ateity galimybę nieko nedirbti, o pinigai eis į mūsų sąskaitas. Iš tikrųjų, žinot, mūsų protui ne visada suprantami kai kurie dalykai. Bet ir sakoma, kad kiek mes pasiruošę gauti didelius pinigus, tada mes juos ir gausim. Kiti negauna gal dėl to, kad jie nepasiruošę. Taip, kad bandykime programuotis, įsigilinkime iš tikrųjų šitą konceptą ir supraskime, kad realu pradėti gyventi ir turėti pajamų, o ne taip, kaip dabar nuo ryto iki vakaro dirbti, neturėti jėgų džiaugti savo šeimą ir savo gyvenimu. Einame prie mūsų koncepto People and Connection. Šitas projektas save vadina socialinio marketingo projektu. Ir žinot, apie Fabrisą sklando tokios teorijos, kad tai žmogus, kuris gyvena pagal moralinės taisyklės. Tai yra labai daug, ypač žmonėm uždirbusiam milijonus. Tačiau jo kompanionai, jo kolegos, kurie dirbo anksčiau su juo, teigia, kad jis ne tik gyvena pagal moralinės normas, tačiau jisai ir dirba šitaip. Tai yra labai aukštas įvertinimas. Nes šiais laikais žmogiškumo visiškai neliko mūsų aplinkoje. Visur yra kažkoks tai jaučiamas nužeminimas, nuvertinimas. O moralinės normos daug apie save sako. Sako apie žmogų ir sako apie jo sukurtą projektą. Taip, kad apie tą know-how idėją, kodėl mes čia visi turim būti. Šiuo laiku mūsų gyvenimo užvaldęs internetas. Tiesiog taip įsitraukia internetą, kad tu pats savo to laiko, kurį mes nemiegame, tai, tikrai darbe visi sėdim prie kompiuterių, kas dirba ofisuose, pastoviai ant stalų jau visur yra kompiuteriai. Taip, kad internete mes praleidžiam tikriausiai net 60% savo darbo dienos. Mūsų jaunimas išvis turi gal ir net pamokas internetu paremtas, taip? Namų darbai daug kur atliekami ir ieškoma informacijos internete. Vaikai šiek tiek vyresni, nors nelabai žinot ir vyresni, mano anūkei 11 metų. Tai irgi jau, kaip sakoma, susirašinėjimas vyksta pilnu tempu ir daug ką jau jinai žino. Taip, kad mus visus yra užvaldęs internetas. Dabar pagalvokime, kokias paslaugas internetas duoda. Mes prekės perkame internetu. Mes turim daug internetinių parduotuvių ir ne tik mūsų šalyje, mes perkam prekės iš visų šalių internetu. Mes turime internetinę bankininkystę. Mes išsirenkam keliones, susistatom maršrutus, užsibukinam viešbučius, jau galim patys tai padaryti iš savo namų. Mes užsisakom lėktuvų bilietus internetu. Mes matome savo vaikų pažangumą ir mokslus internetinėje svetainėje, elektroniniam jų dienyne. Mūsų registracija poliklinikose vyksta internetu. Mūsų visas gyvenimas internete. O kadangi šitam išprotėjusiam gyvenime viskas paremta vartojimu, nes, kaip nevartosi, neaugs apyvartos, nebus pinigų, ar ne? Tai aišku, gamintojai, pardavėjai
reklamos davėjai, tiesiog pešasi dėl klientų. Kad juos gauti, jie irgi nuėjo į internetą. Kaip gauti tuos savo klientus? Jeigu jų yra masė per visas šalis, yra jau galimybė prekiauti, savo prekę nusiųsti, sakykime, į kokią Vokietiją ar į Lenkiją netgi, galbūt koks Lenkas nusipirks iš tavo internetinės parduotuvės. Kaip dabar pasiekti tuos vartotojus? Ir pasirodo, šiuo laiku atsirado naujas biznis. Kas tai per biznis? Dirbdami internete, leisdami laisvalaikį internete, mes turim ir socialinius tinklus. Visi galvojam, kad turim didelį džiaugsmą, kadangi galim iš tikrųjų bendrauti. Iš tikrųjų turim daug pliusų, nes aš su savo klasiokais galiu bendrauti žymiai daugiau, negu, pavyzdžiui, mano tėvai turėjo galimybę susitikti. Jie susitikdavo tik į klasės susitikimus vieną kartą 5 metus ir tai ne visi suvažiuodavo. Dabar, kaip mes esam visi įsisklaidę po visą pasaulį, yra iš tikrųjų labai šaunu. Žinoti, kaip tavo klasiokai gyvena. Mes dabar jau turim močiučių partiją su savo klasiokiam. Labai smagu žiūrėti, kas į ją įstoja. Taip, kad mes visi nemokamai dalinamės ir džiaugiamės tuo. Tačiau ir tai nemokamai. Pasirodo, didieji interneto banginiai, Google'as, Facebook'as, YouTube'as dabar mus seka. Ir kaipgi mus seka? Mes patys viską dalinamės ir patys viską atiduodame. Mes dalinamės, kur mes keliaujam, mes dalinamės, kokią mašiną naują įsigijom, mes dalinamės, kad gimė mūsų šeimoje vaikas. Ir reiškia, su kiekvienu mūsų pasikeitimu mums kažko naujo reikia. Kažkoks naujas pardavėjas gali mums kažką naujo pasiūlyti. Šiais laikais jiem reikalinga tikslinga auditorija, būtent tie žmonės, kurie tuo domisi. Ir štai mūsų didieji gigantai paima mūsų duomenis, juos surūšiuoja tikslingai ir parduoda. Parduoda tiem, kam jų reikia. Europoje vien tik tai prekyba duomenimis, pagrindiniai žmogaus duomenimis, apyvarta metinė sudaro 330 milijardų dolerių. Tai yra siaubingi pinigai. O mes visi, kaip sakoma, su mielu noru esame pagrindiniai vartotojai, mūsų duomenimis prekiaujama, o mes iš to neturime nė cento. Kaip šitaip? Už mūsų nugarų. Tai mūsų apvagia. Plačiaja to žodžio prasme apvagia. Todėl People Connection ir jos prezidentas, jos įkūrėjas ir idėjos autorius sugalvojo, kad užtenka. Negalima šitaip apiplėšinėti žmonių, negalima biznį iš jų daryti. Reikia su jais dalintis. Na, ir kaipgi čia viskas vyksta? Kada mes pamatome pirmą mūsų puslapio langą, dar žino, tos akys juda, kai mes čia daug kas žinom, mums darosi kraupu iš tikrųjų. Ir kiekvieną kartą, kaip aš pasižiūriu, man darosi kraupu. Tos akys juda ir nelabai maloniai ir estetiškai atrodo. Bet argi estetiškai ir maloniai atrodo tai, kad tavo gyvenimą kažkas tai stebi. Ir stebi visą laiką. Tu iš tikrųjų nelabai turi ramybės, pabūti vienas, galbūt kažkada tai pasislėpti, arba kartais norisi, kad nuo tavęs visi atstotų ir paliktų tave ramybėje. To nėra. Net daug informacijos mūsų smartfonuose, kada mes instaliuojam tam tikras programas, net ir jos jau seka mus. Apie mus viskas žinoma. Todėl su šituo nelabai kokių plakatų People and Connection nori mums pranešti. Aš tave seku. Ar žinote tą jausmą, kada tau kvėpuoja į nugarą?
kada už tavo nugaros kažkas daro. Man tai yra baisiausias dalykas. Aš labai nemėgstu. Aš mėgstu visą laiką, kada man į akis, kada man tiesiai, kada nesvarbu kokios naujienos. Bet kada už nugaros, aš be galo nekenčiu to proceso. Ir aš manau, daug žmonių nemėgsta, kada jiem už nugaros. Kada mes atėjom čionai ir mus pakvietė sponsorius ir mes tik tai tą nuorodą įdėjome kompiuterį, tai jau mūsų net programa iš karto išdavė tam tikrą informaciją apie mus, kas prisijungia, koks IP adresas, koks browseris, iš kokios šalies, kokia kompanija aptarnauja visą internetinį mūsų tinklą. Ir tai užima tik tai ten, aš nežinau, 1/100 sekundės. Mes prisijungiam ir jau žino apie mus labai daug ką. Tai čia tik mūsų kompanija. O jis įsivaizduoja specializuotos kompanijos, kaip su mumis elgėsi. Mes tiesiog niekada neįsigilinam ir nežinom, kas tai yra. Mes visi čia, žinote, susėdę, sakom, aš kažkam kažko neduosiu, aš kažką nesakysiu. Kada ypač pristatinėjai žmonėm kažkokią tai koncepciją pradžioj, aš kokius duomenis, aš visai nesižadu čia kažkam tai dalinti savo duomenų, kokios anketos, aš visai nieko nepildysiu. Ar suprantate, kad jūs ir nepildydami anketų esate išvis nuogi? Taip, kad geriau vis dėlto susitarti ir pasiimti tą dalį pinigų, nes ta prekyba vis tiek vyksta. Ir dabar šitam plakate yra su telefonu surištos žinutės. Ir aš garantuoju, kad mes daug kas esam su jom susidūrę. Kada norėjom instaliuoti kokią programą, ypač į mūsų smartfonus, mūsų dažnai užklausia. Programa prašo prieigos prie jūsų duomenų. Ar galima leisti ar neleisti? Programa prašo prieigos prie jūsų fotogalerijos, prie jūsų mikrofono. Ir ką mes darome? Mes, aišku, paprasčiausiai net negalvodami paspaudžiam leisti dėl to, kad mes galvojam, kad mes kitokiu būdu negalėsime instaliuoti šitos programos. O kas susidūrė su tokiais užklausimais, kada jeigu norint kažką tai atsisiųsti, reikia, aišku, užpildyti savo duomenis, čia kas be ko. Čia visur mes jau pildom, jau pas mus patys esam išdalinę tiek daug tų savo elektroninių, žinote, adresų, kad jau nebežinai, iš kur eina tos žinutės. Ir tenai, norint kažką atsisiųsti, prieš tai, kai paspausti ten finish arba start arba dar kas nors, yra mažas langelis, kur reikia būtinai padėti paukščiuką. Aš sutinku su sąlygom. Pasakykit man, kiekvieną kartą mes atsidarom tas sąlygas ir paskaitom. Aš tikrai ne. Aš esu per savo gyvenimą gal 3 kartus atsidarius ir paprastai ten tų sąlygų būna, žinote, jūra. Ir aš niekada nedainu iki galo, aš kažką prabėgom pasižiūriu. Tai čia buvo gal 3-4 kartai. O paprasčiausiai visada, kad būtų greičiau, mes gyvenam tempę, mums reikia visko kuo greičiau. Mes padedam tą varnelę. O pasirodo, tarp tų sąlygų yra viena labai maža sąlyga, bet labai svarbi ir pagrindinė, kurioje sakoma, aš sutinku, kad mano duomenys būtų perduoti trečiai šaliai. Viskas, mes davėm patį sutikimą. Aš iš tikrųjų savo elektroniniam pašte matau tiek reklaminių visokių skelbimų ir aš galvoju, viešpatie, tai aš tikrai negalėjau tiek palikti, nesiregistravau šitos puslapius. Pasirodo, egzistuoja kompanijos šnipės. Aš ėjau į vieną puslapį, aš prisiregistravau kažkur, tave jau 3 papildomos kompanijos šnipės tave stebi. Aš ėjau per dieną į 5 puslapius, mane jau stebi 15 kompanijų, jeigu ne dar daugiau. Ir paskui man viską varo, bando mane užkabinti. Žinot, koks jų tikslas? Jų tikslas mums pateikti tokią paslaugą arba prekę dar anksčiau, negu mes patys suprantame, kad mums jos reikia. Jie antiek psichologiškai mūsų gyvenimą išnarplioja. Ir žino anksčiau, negu mes, ko mums reikia.
Jūs nesusidūrėt su tokiom idėjom internete, kas galbūt šiek tiek ilgiau pabūna tenai, kartais pamatai tokią reklamą, kad galvoji, kad, iš tikrųjų, mangi čia labai įdomu. O pasirodo, paskutiniu metu gal tu ieškoji kažkokios tai kelionės, o tau ir bilietus pradėjo siūlyti, ir galbūt praeitais metais tu buvai kažkur, tau vėl pakartojo to šalies kažkokias tai reklamas. Atkreipkite dėmesį. Aš būdama šitam projektui tik dabar pradėjau stebėti, ką su manim daro internetas. Čia žinot, kaip kažkoks gyvas organizmas su manim bendrauja, toks vaizdas. O aš galvoju, manęs čia niekas nemato, aš kambarį tyliai pasižiūri. Arba daug žmonių darbė dirbdami galvoja, kad jų niekas nemato, įlenda į kai kurios puslapius. Mato. Ir ne tik jūsų bosas per jūsų IT sistemą mato, ką jūs darote. Aš noriu pasakyti, kad aš vieną kartą labai iš tikrųjų pasielgiau negražiai, bet mane buvo užpykdęs labai vienas žmogus. Ir aš galvojau, kad, aš ten tokia organizacijai, paimsiu, pasakysiu apie jį tiesą ir nepasirašysiu, kas aš tokia. Tas žmogus iš tikrųjų man labai pakenkė gyvenime, jis labai įžeidė mane, ne kiek žmogiškai, tiesiog dalykiniai plotmėj. Ir aš galvojau, parašydama tiesiog anoniminį tokią savo nuomonę apie tą žmogų, liksiu nežinoma. Ką jūs? Po savaitės visi žinojo, kas parašė. Nes kada institucijos rimtos kreipiasi, norint surasti žmogų, kuris tai padaro, jos randa. Taip, kad aš irgi buvau surasta. Aišku, aš tikrai buvau išteisinta, nes visa situacija buvo, kaip sakoma, kaip ant delno. Aš tiesiog neturėjau kur dėtis ir nežinojau, kur kreiptis pagalbos. Bet norėjau jums pasakyti faktą. Norėjau būti nežinoma, bet neišėjo. Mane surado. Gerai, einam toliau. Tai kągi, mes patys pasidalinome viskuo. Ir mums dabar įdomu, o kamgi mūsų tie duomenys reikalingi kažkam tai. Reikalingi dar ir kaip. Todėl, kad čia yra toks biznis, apie kokį mes visi su jumis net nesapnavome. Mums tokie pinigai į galvą neateina, kad tokie mes esam svarbus. Ir buvo padaryti tyrimai, kad iš tikrųjų, kada žmonės buvo apklausti, 85% žmonių sutiko, kad už pinigus, jeigu jie gautų pinigus, jie su mielu noru norėtų pasidalinti tai su savo duomenimis. Jie su mielu noru norėtų tikslinę reklamą, kuri jos domina, peržiūrėti, o galbūt kažką nusipirkti. Jiem tai būtų visai įdomu, jeigu dar už tas paslaugas ir mokėtų. Taip 15% žmonių to nesutiktų. Viskas tvarkoj. Šita kompanija People and Connection ir siūlo jum, duokit mums savo duomenis, kas nesutiks, mes juos saugosime, kas sutiks, mes juos išnuomosime, bet jūs gausite pinigus. Todėl, užtvirtindama visą šitą situaciją, People and Connection sako, chebra, atsibūskite, pasaulį apraizgęs virusas. Mes visi esame užkrėsti. Ir People and Connection siūlo jam priešnuodį, apsigynimą nuo šitos ligos. Kaip viskas vyksta mūsų kompanijai? Mes jau su jumis sutarėm ir matyt daug kas supratom, kad vis dėlto vyksta vagystės. Prekiaujama mūsų gyvenimu, o mums už tai nemokama nė cento. Todėl People Connection sako, duokite mums savo duomenis. Mes turime anketą, kurią ateinam ir užpildome. Ateityje tai bus 400 klausimų iš įvairių labai sferų mūsų gyvenimo. Ir iš tikrųjų labai reikia rimtai pasižiūrėti tą anketą, kadangi kuo rimčiau mes atsakysim, tuo didesnė tikimybė, kad mūsų duomenys bus brangesni. Ir mes ateityje gausim didesnius pinigus už mūsų duomenų nuomą. Jie sako, duokit mums, mes surūšiuosim tos duomenis, mes juos saugosim, jeigu jūs nenorėsite būti šito viruso terpėje, o kada mes rasime,
klientus, kuriem jūs būsite labai svarbus pagal jūsų duomenis, pagal jūsų hobius, pagal jūsų visą gyvenimo būdą ir charakterį, mes jums pasiūlysime galimybę tos savo duomenis išnuomoti. Ir jeigu jūs sutiksite, jūs gausite pinigus. Mes išnuomosime, mes būsim brokerių jūsų duomenų. Mes juos išnuomosime, jūs gausite pinigus ir galėsite degintis pliaže ir maudytis. O pinigai eis už jūsų duomenis į jūsų piniginę. Super! Pradėsim gyventi, pradėsim džiaugtis gyvenimu iš tikrųjų, nes dauguma gyvenam tokiam ritme, kad nežinom net, kas iš tikrųjų mūsų kaimynai. Ar ne? Turim tokį gyvenimą. Taigi, kodėl reikia dalintis tais duomenimis? Pirmoje eilėje. Mes turim suburti bendruomenę, mes turim suburti komandą. Nes pasikartosiu eilinį kartą, jeigu mūsų 10 žmonių ateis į Facebook, treptelsoje ir pasakys, baik, nedalink mano internetinėje erdvėje, prašau, tų reklamų, aš nenoriu to daryti. Vėlgi, į mus nekreips dėmesio, arba blogiausiu atveju mus išvis užbukins, mes neturėsim prieigos, ar ne, bet mes būsim man tiek nesvarbus, kad tiesiog į mus nesureaguos, aš manau. Tačiau jeigu mūsų bus didelis būrys žmonių ir prieš akį bus mūsų atstovė People and Connection kompanija, kurie ateis ir pasakys, va, klausyk, 2 milijonai žmonių, 10 milijonų žmonių. Mes sakom, stop, nori prekiauti mūsų duomenimis. Prašau, mes tau susegmentuosim, mes tau duosim. Tačiau, sėdam už derybų stalo, susitarėm dėl kainos. Ir mes didžiai pinigų dalį atiduosim savo partneriam. Atiduosim tiem, kieno yra prekė. Viskas normalu. Už prekę reikia sumokėti. Mes irgi atėję į parduotuvę duonos nepasiemam nemokamai. Ar ne? Mes turim palikti pinigus. Tai vien tik tai dėl to reikia dalinti šitą idėją, kad galėtume suburti žmonės ir galėtume jiem paaiškinti. Mes esam priešnuodis. Susibūrę, mes galėsime apsaugoti savo privatų gyvenimą. O jeigu ir sutiksim kažką tai dalintis, mes už tai gausim pinigus. Antras dalykas, kodėl reikėtų vis dėlto mums čia visiems sakoma dalintis. Na tai pirmiausia, dėl savo apsaugos, savo ramybės. Na, užtenka būti taikiniu. Mes nusipelnėme visi turėti kažkokį tai savo gyvenimą. Trečias dalykas, kodėl reikia dalintis. Mes patys užsidirbsime pinigų. Ir mes kitiems siūlome papildomas pajamas. O ateityje tos pajamos bus superinės, kurios neįpareigos mūsų dirbti. Mes tik tai pasidalinsim savo duomenimis. Na kągi, koncepciją supratom ir atėjom registruotis. Iš tikrųjų, mūsų tinklapis yra strategiškai labai šaunus, labai lengvas, labai lengvai viskas suprantama ir matosi, kad komanda prieš atidarant projektą įdėjo labai daug jėgų ir tai pagirtina. Daug kas susidūrė su internetiniais projektais, žino, kad ne visada tai būna. Čia yra daug kalbų, yra jau daug kalbų išversta reklama, taip kad ateinam registruotis. Noriu iš karto pasakyti. Gerbėmieji mūsų sponsoriai, būsimieji sponsoriai. Kada duodate savo referalinį linką žmonėm, supažindinkite juos su pagrindiniam registravimo taisyklėm. Pirmoje eilėje mokėkite patys ir išmokinkite savo žmonės, netgi jeigu jie yra šalia ir nebus mūsų partneris. Išvalykite kompiuterį nuo kukių. Tai labai svarbu, nes kukiai tai tie patys špionai, kurie mus seka ir kurie daug ką atsimena, kur mes buvome. Ir kiekvieną puslapį dabar, jeigu ką pastebėjot, kukių yra. Taip, kad išvalom kukius, išvalom browserį.
Pasiliekam du atidarytus langus, savo elektroninį paštą, kurį pririšime prie kabineto, ir mūsų kabineto registracijos langą. Registracija labai paprasta, mes būtinai pasirašom šalį, vardą, pavardę ir savo elektroninį paštą. Būtina pasakyti savo partneriui, kada ateis registruotis, jeigu mes registruosimės ne kartu. Būtinai po registracijos langeliais bus parašyta, kas tave pakvietė. Anksčiau mes turėdavom galimybę pamatyti vardą su pavardę šitoj vietoj. Dabar čia liko tik tai mūsų ID numeris. Todėl pasakykite savo ID numerį jūsų būsimam partneriui. Ir būtinai jam liepkite patikrinti, ar tikrai jisai registruojasi pas jūs. Ar tikrai jisai matys jūsų ID numerį. Tai yra labai svarbu, nes kiekvienas žmogus nori eiti pas kažką tai. Galų gale ir jūsgi dirbote, ir jūs kažkam aiškinote, ar ne? Ir jūs norite, kad jūsų komanda didėtų, tai jūsų įdirbis. Jūs irgi nusipelnite, kad tas žmogus būtų jūsų komandai. Noriu pasakyti, kad neatlikus šitų veiksmų, kai kurie žmonės nuplaukia į taip vadinamą atvirą stichinių duomenų rinką. Pas mus yra tokia. Yra dalis žmonių, kurie galbūt rado kažkur reklamą ir jie užsiregistravo be sponsoriaus. Jie ten irgi patenka. Bet yra daug žmonių, kurie registravosi pas vieną sponsorių, o iš tikrųjų nuklydo kažkur tai. Ir juos galbūt nupirko visiškai kitas žmogus. Ir jie tapo kito lyderio komandos dalis. Iš tikrųjų, kaip čia pasakyti? Šitoj kompanijoje viskas priklauso nuo tavęs. Kaip ir aišku, visas gyvenimas priklauso nuo tavęs. Tačiau čiagi turim pastatyti komandą. Turim pastatyti komandą. Ta komanda turi turėti savo vertę, kad ją galėtume paskui parduoti. Ir nuo tavo duomenų kainos ir nuo kainos visų žmonių, kurie yra paskui tave, bet ir priklauso komandos kaina. Ir iš tikrųjų, nelabai svarbu, kas yra virš tavęs. Tik tai yra moralinis svarbumas daugam. Todėl, kad pagal lyderį visą laik mes renkamės. Ir tai dalis sėkmės, kokį lyderį pasirinkom. Ant kiek lyderis dega projektų, tai yra didelė tikimybė, kad tu mokinsis, tu būsi užkrėstas jo tokia energetika. Ir pas jūs tas darbas šauniau vyks. O komandoje, žinot, iš gerų lyderių iš tikrųjų labai galima daug papildomai ko išmokti, nes tai žmonės su didelė praktika, ypač tinklinė marketinge. Aš atsiprašau, pasižiūrėsiu vis dėlto, ką mums. Rūta, jūs negirdit manęs? Rūta negirdi. Kas dar negirdi? Parašykit man, prašau, kaip tik Rūta, matau, kad minusus rašo. Ar dar kas nors negirdit? Vitali, parašyk man, prašau, ar pliusiukus padėk, ar girdi mane? Tvarkoj, girdit. Dabar dar atsakysiu į vieną klausimą iš karto, kadangi jis yra, aš bijau, kad jis nubėgs mūsų čiate į viršų ir aš paskui jį praleisiu. Yra užduotas toks klausimas, ar gali būti taip, kad mūsų duomenys bus su kompanijai surinkti neįdomus ir kad jų niekados niekas neišnuomos? Iš tikrųjų negali būti. Dėl to, kad kompanija yra parinkus tam tikrus klausimus. Ir mūsų anketose yra aprėptos ant tiek didelės rytis, net iki tokių smulkmenų, kur jūs mėgstate žiūrėti filmus. Kino teatre, namuose internete. Ir ką jūs perkate atėję į kiną, jeigu jūs einate į kino teatrą? Žodžiu, yra tokių smulkmeniškų klausimų. Ir aš matau dabar, kad jau mes visi atsakę esam čia kol kas tik tai pirmą anketą. Ir jau toj pirmoje anketoje
prie mūsų pagrindinių duomenų, kas mes tokie, kur gyvenam, kokia mūsų šeima ir kokia galbūt mūsų finansinė padėtis, kokius mokslus mes baigę, yra jau atsiradę tokių įdomių klausimų, kokius rūbus mėgstate nešioti, kokius rūbų gamintojus nešiojate. Taigi, kas čia yra? Čia visa plijada pateikta klausimų, kurių negali būti, kad jūs nebūsite svarbus. Jeigu jūs pagal tą brandą nebūsite svarbus, tai galbūt jūs būsite pagal amžių, pagal savo kategoriją kažkam svarbus, pagal tai, kad jūs esat vyras ir esat 30 metų. Bet pagal tai galbūt kažkokia tai prekė, kurios tikslinė auditorija bus būtent, papulsite būtent jūs. O kitoje reklamoje jūs papulsite dėl to, kad jūs esate tėvas, pas kurį yra 4 vaikai. Ir kuriam yra galbūt 40 metų. Suprantate, yra antiek daug užklausų, kad jūs negalėsite būti jūsų duomenys neišnuomoti. Dėl to, kad jūsų pjūviai gali būti duomenų antiek skirtingi, kad kiekvienoj kažkokioj tai reklaminiai kampanijai jūsų susirinks visiškai kitas būrys žmonių. Dėl to, kad čia jūs eisit pagal amžių, čia jūs eisit pagal savo išsilavinimą, čia jūs eisit pagal savo šeimininę padėtį. Ir kuo daugiau sukryžminti reikės kažkokių tai atitikmenų, tuo daugiau kombinacijų yra, kad jūs kažkur tai papulsite. Taip, kad aš tikrai netikiu, kad žmogus atsakęs į 400 klausimų būtų neįdomus. Mes visi esame vartotojai. Mes visi esame įdomus, dėl to, kad vartojimas vyksta nuo molekulės dydžio kažko tai iki gigantiškų dalykų. Mesgi negyvename šventa dvasia, mes vartojame, perkame, mums visko reikia, mes naudojamės paslaugomis, mes ilsimės. Tai kaip būsim neįdomus? Mes būsim įdomus, bet kokiu atveju būsim įdomus. Ir dabar mes esame įdomus visiems. Dabar dar įdomesni. Nes už tai nereikia mums sumokėti. O People Connection nori mus priartinti, nori išimti tarpinę grandinę ir nori mus priartinti prie to gamintojo arba prekės ženklo arba tos paslaugos. Nori išimti visas tarpinės dalis tokiu būdu. Aišku, atpinga galimybė ir gamintojam būsim mes įdomus ir už tokius pinigus ir už dėrybas tokias, kadangi išsiims tarpinį rūšis ir galbūt jie mažiau už tą paslaugą sumokės. Ir jie gaus tikslingesnę auditoriją savo prekiam. Jie už tuos pačius pinigus gaus didesnį procentą, kad šita prekė bus įsigyta, negu anksčiau. Gal ne taip suformulavau klausimą, jei lyderis randasi apačioje to, kuris nėra lyderis. Pažiūrėkit, tikriausiai aš supratau teisingai. Jūs atėjote, esat aktyvus pas tokį lyderį, kuris neaktyvus. Ar teisingai aš suprantu klausimą, kad jūs atėjot pasirašėte pas tokį žmogų į komandą, kuris virš jūsų yra neaktyvus, o jūs esat labai aktyvus. Ar teisingai suprantu, nežinau vardo, kadangi yra tik tai ID numeris parašytas. Taip, per klaidą. Aš jums pasakysiu vieną dalyką. Pirmiausia, taip galit per klaidą būti patekęs ir jeigu jūs nelabai žinojote, galbūt, pavyzdžiui, internete radote mūsų kažkokius tai skelbimus ir pagal šitą nuorodą užsiregistravom ir iš tikrųjų nelabai žinom pas ką. Aš esu labai daug kartų užsiregistravus pas žmonės, kurie buvo tokie, žinot, projekte, sau, aš vadinu. Jie kaip ir žinojo, o mane užkabindavo tie projektai. Ir aš visiškai nežiūrėdavau, pas ką aš esu. Nes aš visą laiką smulkmeniškai norėdavau pati sužinoti apie projektą. Ir jeigu tas projektas man įdomus, aš ten degu, aš ieškodavau taip kažkokių lyderių, aš žinodavau, kokiam aš galbūt medį esu, aš kreipdavausi aukščiau stovintį lyderį, aš norėdavau būti pati didesnių lyderių, gauti daugiau žinių, praktikos, daryti kažkokius tai, nežinau,
mokymus savo komandai. Na, tu viską valdai pats. Ir iš tikrųjų nesvarbu, po ko tu stovi. Iš tikrųjų, nuo jūs esat komandos smaigalys. Vat kiekvienas atėjęs į šitą projektą yra jūsų komandos smaigalys. Ir žinot, ką jūs ateity galėsit padaryti? Jeigu jūs surinksit didelę komandą ir jeigu tos komandos kaina bus kažkiek, tai nežinau, 100 000 eurų kainuos ta komanda, jūs kada turėsite galbūt kažkokį sunkmetį arba jums nusibos, kaip sakoma, šita veikla, jūs galėsite komandą parduoti. Jūs ateity kažkam tai galėsite savo 1000 komandą parduoti ir aš tikrai garantuoju, kad mūsų kompanijoje atsiras tokių aukšto lygio lyderių, kurie su mielu noru iš jūsų nupirks tą komandą. Nes kuo didesnė komanda jie patys turės, kuo didesnė pinigų suma bus įvertinta visa jūsų komanda, tuo didesnį pyrago gabalą jūs gausite. Jūs supraskite teisingai, jeigu net ir per klaidą jūs nuėjate kažkur kitur. Viskas, jūs esate smaigalys. Jūs vėliavnešys komandos. Jūs užduodate toną, kaip žygiuos visas šitas trikampis, kuris yra po jumis. Jūs esate pagrindas. Taip kad visai nedaug liko apie nemokamą. Gerai, tuoj baigiu apie nemokamą atėjimą į kompaniją ir kaip galima nemokamą būdų vystyti veiklą. Taip kad po to, kada užsiregistravome, jūsų elektroninį paštą ateina jūsų loginas ID numeris, kuris bus jūsų kabinete ir taip vadinamas passwordas. Vėl labai rimtai papasakosiu apie šitą. Jūsų loginas, visą laiką jo bus reikalaujama ateiti į šitą puslapį, kada jūs išeisite iš puslapio internete ir norėsite sugrįžti. Niekada nerašykite pirmų raidžių ID. Nors ten, kada užeini, rašo ID ir numeris. Daug žmonių parašo pirmas ID raides ir neįeina į savo kabinetą, pakelia paniką. Taip kad žinokit, kada norėsite įeiti į kabinetą, viršutiniai logino langelį viršutiniam reikės įrašyti tik skaičius jūsų logino. Jūsų passwordas, jį jums duos labai sudėtingą mišinį, raidžių, skaičių. Siūlau jį palikti, todėl kad internete geriau turėti passwordus labai painius, tik tai juos teisingai išsisaugoti. Pasirašykite galbūt namie kažkokį sąsiuvinį atskirą. Išsisaugokite papildomai visų savo projektų, elektroninių piniginių, pinus, passwordus, ID, pririštus elektroninius paštus, viską įsisaugokite USB laikmenoje. Būtina tą daryti. Klasifikuokite viską, nes noriu pasakyti, kad prie mūsų kabineto irgi pririšta piniginė. Ten irgi bus atskiri. Ir ID, ir passwordai, ir atskiras pinas, kurį turėsit susigalvoti, norint atlikti operacijos. Tai yra labai svarbus duomenys. Pirmiausia, jie turi būti sudėtingi, jie turi būti jūsų teisingai išsaugoti, jeigu kas. Ir daug dalykų, pavyzdžiui, surištų su finansais internete, jums niekas ID arba tiksliau passwordo niekas pakartotinai neduos. Kas dirba su kriptovaliuta, tai turi žinoti. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Kodėl reikia laikytis vis dėlto tų sudėtingų passwordų? Aš jums noriu pasakyti. Į mano Google 2 kartus laužėsi. Man Google'as yra užblokavęs 2 kartus kabinetus ir aš ryte atsikėlus radau žinias. Ir man buvo pranešta, kad į mano kabinetą laužėsi. Na, aš dirbu iš tikrųjų daug internete. Visuose socialiniuose puslapiuose aš turiu gan didelius kabinetus ir daug žmonių. Facebook'e vienam puslapį aš turiu 5000 komandą, man jau nebeleidžia prisiregistruoti draugų, taip iš viso pasaulio. Taip kad aš esu įdomi, nori mano duomenis pavogti, nori mano duomenis užkrėsti, nori galbūt kažką instaliuoti, kad mane dar daugiau sekti. Taip kad turėkit omeny, internetas dabar yra, nelėlių žaidimai. Ir labai rimtai atsakingai žiūrėkite į tą, ką jūs dabar čionai susikūrėt ir kaip jūs tą patys galite apsaugoti. O jau visą kitą jums padės apsaugoti kompanija. Taip kad gaunate elektroninį paštą, siūlau nusifotografuoti netokius dalykus ir pirmą žingsnį, ką kabinetas siūlo, viskas bus užblokuota kabinete.
jūs būtinai turit praeiti anketą, atsakyti pirmus klausimus, nes kitaip jūs nebūsite įdomus kompanijai, jūsų duomenim niekas negalės prekiauti, nu ir galų gale, ko jūsgi čia atėjot, ne dėl to, kad būti ir neužpildyti tos anketos. Aš tai visada siūlau taip, atėjai, padarėjai visus darbus kabinete, viskas laisvas, gali toliau dirbti, kviesti žmonės, jeigu tu nori tą daryti, bet pasidarykim, kad neužmirštų, šiek tiek neužilgtų, dėl to, kad ta anketa esmė yra. Užpildome anketą, mums ta anketos duomenys bus įvertinti eurais ir atsiblokuos kabinetas. Kabinetą, kaip matot, tokį užblokuotą matom, ateinam į anketų puslapį, matot, kiek jų daug. Ir mes visi šiai dienai esam apie 13 000 partnerių šiai dienai per pusantro mėnesio yra užsiregistravę projekte. Mes visi esam užpildę tik tai vieną, pirmąją anketą. Ateity tos anketos po biškį vis atsidarinės. Ir netgi yra pastebėjimas. Jeigu pirmoje anketoj jūs parašėte, kad jūs turite vieną mašiną, o jūs įsigijote antrą, grįžkite, pataisykite ten ir vėl apačioj nuspauskite mygtuką perskaičiuoti, paskaičiuoti mano duomenis. Ir tie duomenys padidės. Būtinai šitą padarykite. Į anketas žiūrėkite labai rimtai. Pirma anketa – jūsų asmeniniai duomenys, jūsų gimtadienis, jūsų šeiminė padėtis, jūsų išsilavinimas. Ir, kaip sakiau, yra kai kurių anketų tokių įdomių. Išnaudokite visas galimybės. Nepadarykite klaidos. Atsakydami anketas būtinai išnaudokite visą galimybę. Pavyzdžiui, kur jūs keliaujate? Yra duotos 9 šalis. Jūs galite nurodyti nedaugiau kaip 9 šalis. Jeigu jūsų sąraše yra iš tikrųjų 9 šalis, gerai pagalvokite, jūs įsirašykite, jūs būsit brangesni. Jeigu jūsų klausia, kokių firmų drabužius nešiojate ir jums suteikiamos 6 galimybės, paieškokite tarp firmų pavadinimų, gal iš tikrųjų atsiras tos 6. Nes jeigu viską atsakysit, jūsų duomenys bus brangesni. Aš Lietuvoje maždaug žiūrėjau, duomenys vertinami maždaug nuo 18 iki 22 eurų mūsų duomenys. Nes paprastai yra toks lygmuo. Rytų šalyse kai kur yra pigesni žmonių duomenys. Bet yra taip. Ir kada jūs atsakote visus duomenys, po šitą lentelę yra žalias, tokia žalia eilutė. Būtinai ją paspauskite. Tikrai susidūriau su daug labai problemų. Žmonės užsiregistruoja, aš juos matau kabinete. Ką jie padaro? Jie atsidaro po vieną klausimą ir dar dešiniai pusėje būna, pavyzdžiui, 3 klausimai, o kairiai pusėje tai yra, o dešiniai koks vienas kaba klausimas. Paima žmonės, kažkodėl nepamato to dešinio klausimo. Arba yra klausimas, ar jūs laukiatės vaikų? Nu tai jeigu aš nesilaukiu, žmonės galvoja, nu tai aš čia iš vis nieko nepildysiu. Ir dėl to, kad neužpildėt šito langelio, jūsų duomenys negali būti apskaičiuoti. O jūs tai galvojat, kad jūs duomenys užpildėt, o pasirodo, jūs ten kabate tai su nuliukais. Todėl labai rimtai pažiūrėkite anketą. Pažiūrėkite, ar nėra, jeigu jūs nesilaukiat vaikų, aš tik anūkų laukiuos, pati nebesilaukiu vaikų, tai aš pasižiūriu. Ir jeigu atsidarau galimus atsakymus ir ten yra, nesilaukiu, tai ir paspaudžiam tą, nesilaukiu. Nebijokite, kaip tos pelytės pasirausti tenai po kiekvieną galimybę langelį pasispaudyti. Kas dar, nepadarykite klaidų. Ir būtinai po atsakymo paspauskite šitą žalią ilgą brūkšnį. Būtinai įsitikinkite, kad jūsų duomenys įvertinti. Neuždarykite kabineto, kol neįsitikinot, kad jūsų duomenys yra apskaičiuoti ir įvertinti eurais. Jūs tokiu būdu atnešite naudą visiems. Ir taip dirbdami, jūs duosit pavyzdį savo žmonėm, kuriuos ateisite, juos taip išmokinsite dirbti. Tada bus tvarka, tada nebus galvos skausmo. Nes iš tikrųjų paskui taisyti labai yra sunku. Jūs pamatote įvertintus duomenis savo ir kągi jūs gaunate už tai. Iš tikrųjų mūsų sistemoje dar yra viena svajonė, mūsų Fabriso. Žinot, kas dabar yra madinga, kas dabar yra naujovė internete, ogi kriptovaliuta. Todėl, kaip ir kiekvienas projektas, mes turim vidinius taškus, vidinę valiutą. Ir ta valiuta yra pavadinta data coin. Data, lyg tai duomenys, o coin tai yra kriptovaliutų
reiškia, atitikmuo. Jų dabar yra 400. Tai labai įdomus sritis. Vėlgi sakoma, kad kriptovaliuta iš vis mūsų popierinius pinigus ištrins iš mūsų vartojimo. Todėl Fabricis ir galvoja, kad jeigu mūsų bus 2 milijonai, 10 milijonų ir įsivaizduot mes viduj tą valiutą vartosim ir kol kas šiai dienai yra labai pigi, vienas datacoinas atitinka 0,28 eurus, ta valiuta bus ateityje galimybė, kadangi ją vartos labai daug žmonių, perkelti į kriptovaliutos biržą. Tai ateityje gali būti dar vienas sėkmingas šachmatų ėjimas. Pamatysite. Tai kažkada tai sužais. Taip, kad vien tik už tai, kad mes užsiregistravom papildomai, mums jau keletą dešimčių datacoinų krito, bet aš dabar galvoju, man susidaro vaizdas, kad žmogus užsiregistravęs gauna pirmą kartą vieną datacoiną. Ir mes čia matome, kad yra dovana. Aš jums užsiminiau, kad yra žmonių, kurie papuola į tą atvirą stichinių duomenų biržą. Iš tos biržos, kada mes gaunam datacoinus, mes iš tikrųjų galim nusipirkti žmonės į savo komandą, nes jie tokiam laisvam plaukiojime. Tai kada tų žmonių buvo, tai kompanija žmogui, kuris užsiregistruoja, anksčiau dovanodavo jau vieną narį. Reiškia, tas žmogus ateis nemokamai kompaniją, gauna 3 nuorodas, jis gali pasikviesti 3 partnerius į savo pirmą liniją ir jis gauna 4. partnerį, jau kuris yra atsakęs anketą, kurio duomenys yra įvertinti, bet jis gauna ją kaip dovaną. Dabar šiai dienai mes to negauname, kadangi, nelabai jau yra tų žmonių, bet kada bus, manau, kompanija tą gražią tradiciją galbūt vėl atsakys. Taip, tačiau turėkite omeny, kad turint datacoinus, mes labai daug ką galėsim daryti. Mes galėsim nusipirkti kompanijos narį, mes galėsime parduoti savo kompanijos narį, arba galėsim parduoti iš vis, kaip aš sakiau, už datacoinus savo visą kompaniją. Mes datacoiną galėsim parduoti, jeigu jų turim. Ir nebūtinai už 0,28 centus. Mes galėsim jį parduoti už tokią kainą, kokią mes norim. Ir jeigu bus paklausa, kodėlgi ne? Jūs žinot rinkos dėsnius. Taip pat, kiekvienas žmogus atėjęs šiandien gauna visam gyvenimui savo referalinę nuorodą. Tik tai, atėjęs nemokamai, jis gaus tokias nuorodas 3. Ir labai siūlau rimtai pagalvoti, ką po savim pasirašyti savo pirmą liniją. Dėl to, kad tos nuorodos yra 3. Ir iš tikrųjų reikia tokių žmonių, kurie labai rimtai galvoja apie šitą projektą, kurie supranta esmę. Ir kodėlgi ne? Argi čia yra darbas užsirašyti po savim 3 žmonės ir paskui toliau 3 žmonės. Ir prakontroliuoti, kad mano žmonės irgi neužilgų savaitės bėgiai užsirašytų tos 3 žmonės. Mūsų dabar yra beveik 13 000. Ir yra paskaičiuota, jeigu mes į savaitę po 2 žmonės užsiregistruotume, mes po mėnesio turim jau 100 000. O kompanija žadėjo, kada mes turėsim 200 000, mūsų duomenys atiduos nuomai. Reiškia, mes patys dabar aktyviai padirbdami, mes galime sėkmingai priartinti tą savo didį startą, nuo kada jau gausim žymiai didesnius pinigus, negu dabar kažkas tai jau atėjus į biznio kelią gauna. Taip pat mūsų kompanija yra paruošus įvairius reklaminę medžiagą, kurią mes galim socialiniuose tinkluose dalintis ir tokiu būdu apie save pareikšti ir svetimiems žmonėms, kurie galbūt panorės ateiti į jūsų komandą. Tai va šiai dienai tai yra tokia esmė ir negalvokite, kad žmogus atėjęs nemokamai negali pastatyti komandos. Yra labai daug pas mus pavyzdžių, kada žmogus atėjęs tik su 3 nuorodom, sėkmingai būdamas energingas ir lyderis, pasikviečia tiksingus žmonės ir tie žmonės jį dubliuoja. Ir jie savaitės bėgia vėl pasirašo kiekvienas po 3 žmonės. Tik tai atkreipkite dėmesį, kad čia dabar kiekvienas lygis po jumis didėja ne 3 žmonėm, o 3 kartai žmonių, kiek buvo tam lygmenį. Tai yra geometrinė progresija, kur iš teisingai ją panaudojus, jinai turi žvėrišką jėgą plėstis. Jūs po savim galite tokį trikampį sukurti, jūs galite tokią sistemą įvaldyti ir kuo brangesnė bus su komanda, aišku, priklausys nuo žmonių kiekio, tuo ateity jums gresia, kad jūs gausite daugiau pinigų. Būtinai apie šitą pagalvokite. Tai dabar aš norėčiau iš jūsų gauti kažkokių tai klausimų, pasižiūrėsiu, ką jūs čia parašė dar. Ir mes padarysim tokią klausimų, atsakymų 5 minutės
Ir tada aš labai rimtai sustosiu apie biznio klausimus. Žiūriu, jau valanda praėjo, netelpu į reglamentus. Ar galima pakeisti sponsorių? Iš tikrųjų, nelabai ir galima. Jeigu jūsų sponsorius, pas kurį jūs atėjote, yra netiesiogiai virš jūsų, bet jūs esate jo medyje, jūs esate ne pirmoji linijoje, o trečioji. Mes pradžioj, kada projektas tik tai atėjo, mes kažkokių taisyklių ne iki galo žinom. Ir mes visi pasiėmėm tas nemokamas 3 nuorodas, bet mes turėjom rimtesnių žmonių. Mes padėdavom savo partnerių užsiregistruoti. Aš labai daug artimų žmonių užregistravus į savo komandą, savo partneriui. Aš užregistravau juos į savo 3. liniją, paskui dar turėjau žmonių. Aš tam 3. linijos savo partnerių užregistravau savo kitą artimą žmogų. Jie vis tiek yra mano komandoje, nuo jų vis tiek priklauso mano komandos sėkmė, kaina ir paskui gauti pinigai. Taip, kad aš manau, kad jeigu jūs patekote ir jums labai svarbus sponsoris jūsų, ir jūs patekote į to sponsoriaus medį, ir jūs esate jo 3. lygmuo, 4. lygmuo, visiškai nesvarbugi. Jūs vis tiek esate jų medyje. Tai rimtai pagalvokite, ar iš tikrųjų reikia jums keisti tą sponsorių. Nes nematau esmės, nuo to niekas nepasikeitė. O žino, dar susidūriau su vienu dalyku, apie kurį norėčiau labai rimtai pasakyti. Aš pati kitose projektuose dalyvau ir tinklinė marketingė. Ir daug kas sako, aš tai jau po ją nepasirašysiu, aš jau jai pinigų neduosiu uždirbti. Tinklinė marketingė visada kažkam tai viršų tu duodi uždirbti pinigus. Ir jeigu jūs taip galvosit, jūs žinokit, kad atsiranda partnerių, kurie lygiai taip pat galvos po jumis. Nedėliokite savo minčių neteisingai, nes ir jūs susidursite su savo komandos nariais taip pat. Jie iš jūsų susižinos informaciją ir nueis užsiregistruos pas kitą žmogų. Ar jums tai bus šaunu? Todėl ir patys taip nedarykite. Nesvarbu, jūs sužinojate pas žmogų informaciją, jums išdėstė tas žmogus. Elkitės padoriai. Ir registruokitės pas jį, jeigu jisai pirmas jūs užvedė ant tokio pilningo kelio, tokio įdomaus kelio, jūs jam padėkokite. Ir pas jūs gyvenimas atsiūs daug rimtų žmonių, su kuriais padarysite tikrą biznį. Nes tas žmogus, kuris bus virš jūsų, nuo jo nepriklausys jūsų biznis. Tik tai nuo visų partnerių, kurie po jumis bus, priklausys jūsų biznis. Taip, kad pagalvokite, iš tikrųjų sponsorių pasikeisti negalima, nes, ypač netgi tada, kad mes nusipirkam žmonės, tai mes susimokam savo datacoinus ir paskui tas žmogus nori iš mūsų išeiti, jeigu jis buvo, sakykime, toj atviroj biržai duomenų. Tai vėlgi, aš galbūt išleidau savo pinigus, aš būčiau dar tikslingiau išleidus. Žodžiu, gaunasi tokia košė, kur aš manau, kad jinai paprastai kompiuteriniai sistemoje dar įneša tokių paskui susikirtimų, jeigu norim kažką pakeisti. Ir kažkas nusimuša, kažkas griūna. Manau, visiškai nesvarbu. Atėjote, jeigu pašto lyderio žmonės ir džiaukitės ir būkite čia, viskas nuo jūsų priklauso. Tikrai nesvarbu. Pas ką jūs esate viršuje, jeigu jūs to sponsoriaus medyje, džiugu, šaunu, varykite ir įrodykite ir būkite aukščiau negu tas sponsoris. Padarykite taip, nes mes visi galime užimti žymiai didesnės aukštumas, negu mus pakvietė žmogus. Kur galima rasti daugiau informacijos apie šitą projektą? Nežinau svečio vardo, nes nepasirašęs, tačiau pirmiausia, jūs kažkas tai pakvietė. Tai jeigu jūs kažkas tai pakvietė, turėtų paaiškinti. Jeigu tas žmogus nelabai jums išaiškino, mes turime bendrą čatą. Jūs savo sponsoriui užduokite klausimus. Jūs pabandykite kreiptis, jeigu tikrai turite tokių klausimų, kur niekur nerandate atsakyti. Aš esu visą laiką atvira. Mano yra YouTube kanale labai daug mūsų webinarų įrašyta. Lietuvių kalba.
Aš turiu Skype'ą. Mano YouTube kanale rasite mano Skype'ą. Jeigu kam reikia informacijos, kadangi aš jau pasiėmiau tokią idėją spikeriauti kompanijos, reiškia kompanijos vardu, tai pirmiausia, tai aišku, dalyvaukite webinarus ir užduokite man klausimus. Čia, jeigu aš pati neatsakysiu šitos klausimus, ar dar būsiu kažko tai nežinojusi, aš būtinai paklausiu ir būtinai atsakysiu. Tačiau visą laiką yra galimybė. Aš esu visur. Pasirašius vardą pavardę savo ir Facebook'e, ir YouTube'e. Skype'as mano yra YouTube'e pažymėtas po projektų aprašymais visais. Kreipkitės, atsakysiu, jeigu iš tikrųjų jums negali atsakyti jūsų sponsorius. Paprastai reikėtų šiek tiek laikytis tos demografinės politikos, žinot, nelipti per galvas, nes gal yra tokių klausimų, kur gali atsakyti jūsų sponsorius. Taip galima anketos klausimus užpildyti, papildyti paskui ir reikia tą padaryti. Ir būtina tą padaryti. Pas jūs gimė vaikas, jūs nuėjote ir įrašėte, kad pas mane dabar ne 2 vaikai, o 3 ir jūsų duomenys bum padidėjo. Jūs įsigijote smartphone arba iPhone įsigijote, nes parašius, kiek turi mobilių telefonų, būtinai reikia parašyti tų telefonų rūšis. Tai jo, super, ateikit ir įrašykit, kad aš turiu iPhone'ą. Super, ar ne? Iš karto duomenys, buf, ir padidės. Tai gerai, smagu, netingėkite. Tai yra jūsų ateities pinigai. Kiek jūs uždirbat iš šios veiklos? Noriu pasakyti, kad data starterio pozicija, kuriai šiai dieną aš atėjau, jinai neatneša didelių pinigų iki tam tikro lygio. Bet jinai suteikia man galimybę pinigus jau užsidirbti. Ir aš antroji daly papasakosiu. Aš šiai dienai data starterį įsigijau, tuoj pasakysiu, aš sumokėjau jau 2 mėnesį, reiškia, aš įsigijau 22 gruodžio data starterį. Už tai pasakysiu, ką gauna data starteris papildomai, kaip tokiu būdu aš išsiplėčiau savo komandą, kaip tokiu būdu mano komandos kaina padidėjo iki beveik 1600 eurų šiai dienai kainos, tai suteikė mano data starterio galimybę, kada aš sumokėjau pinigus. Toliau data starteris bus lieptelis į mano didesnius pinigus. Tačiau noriu šiai dienai pasakyti vieną dalyką. Kada klausia apie uždarbį ir kada projektų yra 1,5 mėnesio, niekados niekur nebus uždirbtų milijonų. Pagrindinė kompanijos veikla, tokia kokia turi būti, jinai labai gerai deklaruota. Mūsų turi būti 100 000, kad mes labai rimtai pradėtume promuoti jūsų duomenis. Nes iš tikrųjų pagrindinė veikla tai yra šita ir didėja pinigai šito. Tik dabar reikia netingi. Dabar, žinot, reikia užrašyti 3 žmonės ir pasižiūrėti, kad tie 3 žmonės tikrai dar pakviestų 3 žmonės. O paskui tuos išmokinti, kad jie irgi savo 3 liniją pastebėtų. Tada mes greitai sukursim komandą ir priartinsim tą pagrindinį startą, nuo kurių gausim pinigus. Tačiau bus galimybė. Ir tam lieptelį, kuriam aš dabar esu, aš einu galimybę jau greitai, kai yra kai kurie mūsų 2 žmonės, kurie jau gauna į savaitę nuo 55 iki 85 eurų. Tuos pinigus jie gauna, yra Ramutė, Marija, šiandien tapo. Ramutės pinigai yra tokie, aš su ją bendrauju, tai mano aukščiau stovintis lyderis, aš pas Ramutę esu 4 linijoje ir Ramutė tapusi data mineriu, jinai jau turi galimybę, pirmą savaitę uždirbo netoli 90 eurų, šią savaitę, man rodos, pas ją buvo 55 kol kas eurų, bet tai buvo savaitės pradžioj pinigai, o mūsų kabinete laikrodukas pinigus mums skaičiuoja nuo kiekvieno judesio kompanijos. Ir jeigu tik kompanija
kažkurią tai dieną nupirko kažką tai, ar įkrito jai pinigai, iš karto pagal tam tikrą formulę pinigai pasidalino ir mes visi savo kabinetose matom pasikeitimą. Aš savo pinigėlių, kuriuo yra tikrai nedaug, aš jums pasakysiu, dabar galvoju, iš savo, aš esu šiai dienai užsidirbusi apie 80 eurų, tai yra visiškai nedaug. Tai yra iš tos galimybės, ką gali, kuris turi DSS paketą nusipirkęs. Bet jau nuėję į antrą lygmenį ir tapę data minerių, žmonės jau užsidirba iš dviejų veiklų. Tai yra tiek žmonių, kiek turi savo pirmoje linijoje data starterių ir iš kitos veiklos, kiek kompanija surenka pinigų iš savo veiklos, ir pagal tą formulę, kurią aš jums toj paaiškinsiu, kiek in pinigų išdalina žmonėm. Ir jau data mineris turi visai atskirą pinigų. Vadinama pūla, nelabai gražus tas žodis angliškas, bet iš tikrųjų yra pinigų suma, kuriais gali dalintis, tik tai tam tikrą lygį pasiekia žmonės mūsų kompanija. Apie tai papasakosiu. Tai ar yra daugiau klausimų? Jeigu nėra, tai tada norėčiau eiti mokamos veiklos. Kaip sakiau, mes turim galimybę jau dabar, kompanija projektas tik 1,5 mėnesio, mūsų tik 13 000 beveik ir jau žmonės gauna pinigus. Kaipgi jie juos gauna, kokius pinigus gauna ir kaip pasiekti, kaip pasidaryti savo karjeros kelius iki to lygio, kad žmonės gautų dar didesnius pinigus, iki mūsų didžiųjų pinigų, kada mūsų duomenys išnuomoti bus. Žiūrėkite, kada mes žmogų užregistravom savo projektą, tas žmogus gali pasimti biznio paketą. Šiaip biznio paketas kainuoja 49,90 ir kiekvieną mėnesį mes turime mokėti. Jeigu mes po registracijos per 48 valandas sugalvojom, kad mes vis dėlto šitoj kompanijoje eisim biznio keliu, mes turim galimybę šitą mokestį susimažinti 10 eurų ir mokėti mėnesį ne 49,90, o 39,90. Tokiu būdu per metus sutaupydami 120 eurų. Ir noriu pabrėžti, kabinete mes sumokėdami šitą paketą mokėsim kortelę. Ir kiekvieno mėnesio, tą pačią dieną, kada mes registravomės, jums bus automatiškai nuimamas šitas mokestis. Todėl jūs atsakingi turi būti už pinigų likutį tai dienai kortelė, nes jeigu nebus tam tikros sumos, kurios reikia nuimti, pinigai bus nenuskaičiuoti ir jūs automatiškai nukrysite į nemokamų partnerių ratą. Kodėl tai finansiškai bus nenaudinga, aš jums toj paaiškinsiu. Reiškia, turite apsispręsti, žinant jau iš webinarų, ką jums duoda biznio planas, ir aš nešnekėjau per tą laiką, kai buvom įsijungę, taip kad pasikartosiu, kokią turi vėl galimybę žmonės, kurie ateina ir sumoka už paketą. Tai jie gauna 5 data coinus kiekvieną mėnesį, jie gauna 24 papildomas referalinės nuorodas į mėnesį. Reiškia, gauna tas 3 ir gauna dar 24. Ir taip kiekvieną mėnesį. Ką tai reiškia?
Jūs į pirmą liniją galite pasikviesti labai daug žmonių. Jūs galite dirbti su šaltais kontaktais, dirbant per socialinius tinklus. Ir kai kada žmonės galite pasikviesti visai ir jums nežinomus. Tai, žinot, tai yra jūsų galimybė, bet jums suteikta jau tokia galimybė plėsti komandą jau į plotį ir tada nuo to pločio žemyn ją daryti tokiu plačiu dideliu sijonu, kaip aš sakau. Ir jūsų komanda turės žymiai didesnę kainą. Dar yra vienas dalykas. Ir jūsų pirmo lygio sponsoriai visada turi ir žino ir gali jums padėti. Jeigu jūs ateinate ir per 48 valandas registruojatės ir tampate data starteriu, kreipkitės į savo sponsorį tiesioginį. Mes turim šią dieną per Eugenijaus Barco medį, kuriam priklauso Lietuva. Mes turim galimybę ir turim akciją padėti jum ir išmokinti jūs, kaip jūs galite labai nemažai kontaktų turėti iš šaltos rinkos, iš nepažįstamų žmonių. Mes turim tokią galimybę, marketinginį skatinimą ir kiekvienas jūsų sponsorius, jisai jums paaiškins, kaip jūs galite papildomai, turint 24 valandas kas mėnesį, pasikviesti ir šaltus kontaktus su užpildytom anketom ir padidinti savo komandos kainą. Tai yra labai svarbu. Dar vienas dalykas, ką mes turim. Šiai dienai visi starteriai kiekvieną šeštadienį turi galimybę susitikti su mūsų prezidentu. Tai yra nepakartojami dalykai. Žinot, norint keisti savo gyvenimą, pirmiausia, mes turim susitaikyti su tokiu dalyku, kad mūsų gyvenime atsiranda kliūtis. Mes visą laiką turėsim kliučių. Niekados kalsiai nepakeisim gyvenimo saldžiai. Niekados be džiaugsmo nepakeisim, negyvensim kitaip, jeigu neįveiksim kliučių. Antras dalykas. Visą laiką turim eiti pagal tos, kurie pakeitė mūsų gyvenimą. Ir mes turim čia nemokamą galimybę. Nes patikėkit, susitikimas su Fabrisu, kuris dar ir skaitomas biznio kaučeris, kainuoja labai brangiai, o mes jie turim galimybę betarpiškai bendrauti. Ir iš tikrųjų labai mažai mačiau projektų, kada biznio įkūrėjas, idėjos autorius, šitai betarpiškai, paprastai bendrauja su tavim akis į akį. Tai yra be galo didelis džiaugsmas ir didelė dovana. Dabar dėl tų pinigų norėčiau dar pasakyti, mokėdami šitą mokestį kiekvieną mėnesį jūs galite į pirmą liniją pasikviesti žmonės, kurie irgi norės eiti biznio keliu. Tai nuo kiekvieno žmogaus, kuris ateis į jūsų pirmą liniją ir nutars, kad jam taip pat reikia eiti šituo keliu ir sumokės ir pradės mokėti kiekvieną mėnesį už data starterio paketą, jūs nuo kiekvieno žmogaus gausite 20 eurų. Tai vat ir pasiskaičiuokite. Pirma pinigų galimybė kokia yra. Atėjo žmogus pas jūs į pirmą liniją, jisai yra veiklus, jis nori, kad tas data starteris, tai būtų tą žinodamas procesą, būtų lieptelis į tolimesnio biznio paketą, jisai būtinai nusipirks, jam reikia plačios komandos. Jūs iš karto gaunat nuo kiekvieno žmogaus 20 eurų. Čia mes rašom, kad gaunate 50%, tačiau žinokite, jeigu jūsų žmogus, kuris senai pas jūs parašytas pirmo linijai, ir jis po kokio mėnesio nutars, kad jis vis dėlto mokės už dato starterį, tai jūs vis tiek gausite 20 eurų, nes jisai jau mokės brangiau, jisai mokės 49,90 ir mūsų kai kurie didieji lyderiai taip ir moka. Jie nepasinaudoja akciją. Tačiau jūs, kaip jų tiesioginis, kuris gausite vis tiek tik tai 20 eurų. Tačiau pasiskaičiuokite, jeigu jūs pasikviesite tų žmonės, jūsų kiekvieno mėnesio mokestis bus lygus nuliui, nes jūs gausite iš 2 žmonių po 20 eurų, o jūs tiek ir mokate kas mėnesį. Taip kad galimybių visokių yra ir yra nemažai, tik reikės pamatyti. Mes visi didžiai gyvenimo dalį girdėjome ne, nuo pat vaikystės. Yra paskaičiuota, vaikas per dieną girdi 17 ne ir tik vieną taip. Todėl mūsų protas, kas bebūtų gyvenime, mes pirmoje eilėje labai greitai pasakom ne. Mes labai greitai pasakom nesąmonę.
Mes labai greitai pasakome apgavystę, mes labai greitai pasakom neigiamybę. Todėl siūlyčiau jum labai ramiai į šitą procesą visą, ramiai apgalvoti ir visada po užregistravimo turite 2 paras. Labai rimtai pasiskaičiuokit, pagalvokit galimybės. Nes šiai dienai iš vis yra tokių procesų, kur mes statom matricas tinklinio marketinge internete. Ir mes iš vis pagal matematikos algoritmą, mes tik ir gyvenam iš savo partnerių tam tikrom taisyklėm sustatytų pinigų. Taip, kad čia yra papildoma superinė galimybė. Šiai dienai, kol projektas iki galo neįsivažiavęs, kol mūsų komanda dar ne 2 milijonai arba ne 200 tūkstančių, mes turim jau galimybę užsidirbti pinigus. Ir patikėkit, kiekvieną mėnesį tų pinigų daugės. Aš žinau, kad šį šeštadienį mūsų visi data starteriai, kurie susitiks su mūsų prezidentu, gaus didžią naujieną. Taip, kad manau, kad kitą savaitę mes webinaruose turėsim dar keletą naujų žinių, ką gali žmogus pasiėmęs biznio paketą. Kadangi žinot, projektas naujas ir tų naujienų atsiranda kartais projektų besivystant. Iš tikrųjų, Fabrisas nesitikėjo, kad projektas taip greitai gaus pagreitį. Ir labai šaunu. Na, aišku, mūsų projektą dar noriu pasakyti, ateity bus crowdfundingas, žmonės, kurie aukos pinigus, iš tikrųjų turės tam tikrą galimybę gauti procentą. Dabar, dar yra viena galimybė, dirbant, einant biznio keliu. Pasakysiu, kaip dalinasi visos pajamos, ne pelnas, pajamos gautos kompanijos. Kompanija gauna pajamas. 25% jinai atsideda savo reikmėm, savo plėtrai, savo, išlaikymui. 75% išgautų pajamų, ne iš pelno pasikartosiu. Jie atiduoda partneriam. Tada šita suma dalinasi vėl į 2 didelės dalis. Pavadinkime pūlais, aš nelabai randu atitikmenį teisingą, kad mūsų protas įsisavintų tą formulę. Gavom partneriai 75% už uždirbtų pajamų ir toliau kompanija jos padalina į 2 taip vadinamus pūlus. 25% tai yra socialinis pūlas, 70% iš tos sumos yra liberalinis pūlas. Ką gauna DSS? Ir ką gauna partneris, kuris ateina nemokamai? Partneris, kuris ateina nemokamai, visi partneriai gauna 5% iš socialinio pūlo. Iš tų 25% sumos gauna 5%. Bet ne kiekvienas. Iš šitos sumos atskaičiuojami kiekvieną savaitę 5% ir tie 5% padalinami tarp tiek partnerių, kiek jų šiai dienai yra. DSS pirmą mokėjimo mėnesį gauna taip pat 5%, taip pat iš socialinio pūlo, bet ta suma dalinasi ne visa masė, o tik tai tiek DSS, kiek yra DSS pirmą mėnesį mokančių. Antrą mėnesį DSS nuo šito socialinio pūlo gauna 7,5%. Ir vėlgi, kiekvieną savaitę iš socialinio pūlo atimamas pyragas 7,5%, bet juo pasidalina ne visi DSS-ininkai, o tik tai antrą mėnesį mokantis DSS-ininkai. Nes kitas pyrago gabalas bus pirmą mėnesį mokantis DSS-ininkai 5%, vėl 5% bus visi nemokamai esantis partneriai, kurie atėjo, dalinsis 5%. Toliau, trečią mėnesį 10%. Bet vėlgi 10% tai dalinsis tik tai tie žmonės iš socialinio pūlo. Tie žmonės, kurie sudaro trečio mėnesio mokėtojų būrį. DSS-ininkas atėjęs ir mokantis pirmą kartą nepapuls į dalybą šitos sumos. Ar jūs suvokėt skirtumą, kad kiekvieną mėnesį mokant, pirmiausia didėja tavo procento dalis iš to pyrago ir jeigu tu pirmą sumokėjai, tai tų data starterių, kurie mokės jau trečią mėnesį, bus ne tiek ir daug. Ne tiek ir daug. Nes tai patys tie, kurie gudriausi, kurie grėbė
tigrą už naštrų iš karto, kurie turi uoslę pinigam. Ir va taip va, kiekvieną mėnesį. Kompanija sako toliau, jeigu tu pas savim į pirmą liniją pasikviesi arba išrinksi arba įtikinsi tokius partnerius, 6, kurie taip pat nusipirks biznio paketą ir eis biznio keliu, tu tampi data minerių 1. Tokius žmonės Lietuvoje mes turim šiai dienai 2. Kas vyksta? Data mineris, žmogus, jis taip pat moka tos 49 arba 39 į mėnesį, taip pat moka. Bet jisai gauna 15% iš socialinio pūlo ir dalinasi su visais data mineris 1. Ir jis pradeda gauti 10% iš liberalinio pūlo. Va čia ir bus didžiausi pinigai. Iš tų 75% sumos jisai gaus data mineris 1, gaus 10%, bet jie dalinsis visi data mineriai, kiek jų bus tai dienai, tai savaitei. Daug kas sako, tai nenaudinga kviesti ratą, nenaudinga daryti tų data minerių daug, tai mes visi dalinsimės, mums mažiau liks. Bet jūs supraskite, kad jeigu jūs taptume data minerių 1, jūs pakviesite 6 po savim žmonės, o paskui galbūt ir 10 žmonių. Reiškia, įnašai į kompaniją didės ir toj sumoje 75% suma gulės žymiai didesnė. Ir jeigu šiai dienai 10%, sakykim, nežinau, sudaro 1000 eurų, tai kai bus data minerių 1000, tai gal ta 10% suma liberaliniam pūlė sudarys 100 000. Suprantate? Kiekvienas žmogus atsivedęs po savim didelį ratą biznio žmonių, kurie įsipareigoja kiekvieną mėnesį mokėti, į kompaniją duoda be galo didelį papildomą pinigų įnašą. O čia susirenka viskas, ką kompanija gavo. Pirkom datacoinus, pirkom nuorodas iš mūsų šito atviros biržos, kur žmonės kažkur tai nuklydo ir mes to žmonės nupirkom. Mes nupirkom gal visą komandą, visi šitie pinigai kol kas kaupiami. Ir ateityje tenai bus kaupiami ir mūsų visi nuomos pinigai. Tai va, įsivaizduokit, kokios pinigų sumos bus ir kokios procentus gausit. Po to data mineris, jeigu padaro per mėnesį su savo komanda 3450 eurų apyvartą, jisai tampa data minerių 2. Ir tada jau, aš dabar noriu pasižiūrėti, vat, tuoj atsuksiu jo procentus. Jo procentai tada kosmiškai pradeda kilti. Taip, va, šitą lentelę. Jisai jau pradeda gauti 60% nuo liberalinio pūlo, dalinsis tik tiek data minerių 2, kiek jų bus tai savaitai. Jeigu kam dar bus neaiški šita visa grandinė, po kiek laiko kitam webinarė atėję, užrašykite, kad mes va taip tiksliai bandytume išsiaiškinti šitą mechanizmą. Iš tikrųjų, kas draugaujat su matematika, mechanizmas yra žiauriai paprastas. Ir šitoj vietoj yra žiauriai lengva uždirbti pinigus. Nereikia šluoti gatvių ir kasti, žinote, šitų kanalų. Jūs pagalvokite. Vien tik per to, kad tu gauni iš savo partnerių 50%, tau atsiveria galimybė didesnė gauti iš to didelio pūlo, kuris sudarė 75%. Pradėti gauti iš ten pinigus. Antras dalykas, tau atsiveria galimybė pirmoje linijoje kiekvieną mėnesį
pasikviesti 24 partnerius. Kuo daugiau turėsite pirmoje linijoje, tuo didesnis procentas grįž žmonių aktyvių, kurie norės eiti biznio keliu ir mokėt pradės kiekvieną mėnesį. Reiškia, jums kiekvieną mėnesį pradės grįžti dar daugiau po 20 eurų. Pasikviesit 10 žmonių, jūs gausite 200 eurų, pats mokėdamas 40. Jums liks kišenį iš 10 žmonių jau 160 eurų. Nekalbant, kad šiai dienai turėdami 6 žmonės, jūs jau papildomai savaitę gaunat maždaug 55 iki 90, iki 85 eurų. Tai šiai dienai. Ir pas mus didės tie pinigai. Ir čia nesunkus darbas. Čia yra nuostabus darbas bendrauti, turėti komandą ir nešti idėją labai kilnią. Negėda dalintis tokia idėja, kokią sugalvojo Fabrisas ir įgyvendino šitoj kompanijoje, kurios partneriais mes skaitomės. Žiauriai, fainai eiti ir dalintis, pagalbą duoti kitiems žmonėms ir dar sakyt, tu turėsi galimybę uždirbti. Žiauriai gerai jautiesi, kada taip darai gyvenime. Tu neši tiesą, neši švarą, tu neši gerbuvį žmonėm. Patikėkit, be galo smagu. Čia, žinot, reikia ir šampūnais prekiauti, reikia tinklinė marketinge prekiauti ir papildais, viskas tvarkoja. Bet šitą idėją prekiauti, tiksliau ją nešti, yra žymiai smagiau. Tikrai daug išbandžiau gyvenime, patikėkit, tai 60. Taip kad nuostabi idėja ir galimybė labai lengvai uždirbti didelius pinigus. Na kągi, dar čia yra lentelės parodomos, kaip mes galim prekiauti. Kaip aš jums pasakau, Dotcoin aš galėsiu parduoti už kitokią kainą, jeigu tik jį pirks ir bus paklausa. Taip, čia lentelė parodyta, kur aš nelabai mėgstu ją aiškinti. Šitoj lenteliai parodyta, kaip jūs pasikvietė mėnesį ten 6 žmonės, 4, kaip jūs užsitikrinat pajamas kiekvieną mėnesį gauti. Iš tikrųjų, užsitikrinat pajamas, nes tas žmogus kiekvieną mėnesį mokės. Kaip aš jums sakiau, automatiškai bus nuskaičiuojami pinigai, nebandykite patys mokėti anksčiau, sugadinsit visą sistemą ir jums tenai viskas susimaišys. Pas mus jau buvo tokių atvejų. Dar noriu pasakyti. Būdami, pavyzdžiui, šį mėnesį, data mineris 1, jūs kitą savaitę galite jo nebūti. Kitą mėnesį. Jeigu jūs apačioj turite tik 6 žmonės, o ne daugiau, ir vienas žmogus koks nors neturės 1 euro papildomo reikiamai sumai padengti iš kortelės, jisai taps iš karto nemokamų partnerių. Ir kas atsitiks? Po jumis bus nebe 6, o 5. Tik tai data starterį. Jūs iš karto krysite į data starterį ir nebegausite pinigų iš liberalinio pūlo. Lygiai taip pat bus su data starteriu. Jeigu jis nesumokės 3 mėnesį, gaudamas jau 10% iš socialinio pūlo, jisai nukrys į nemokamų partnerių gretas ir ten 5% iš socialinio pūlo dalinasi visa didelė masė žmonių, kurie atėjo nemokamai čia dirbti. Todėl labai svarbu žinoti, kada jums mokestis bus nuimtas ir turėti tų pinigų. O data mineriui būnant, labai svarbu turėti ne tik 6 žmonės, bet turėti daugiau, kad jis nenukristų, nes jis gali nukristi. Jis gali neturėti teisės naudotis tam tikrom privilegijom. Arba jis turėtų su partneriais be galo didelį ryšį, žinoti ir kontroliuoti juos, bet tai neįmanoma, tai yra kiekvieno žmogaus pareiga. Todėl didieji lyderiai, jie, žino, taip nesismulkmenina šito vietoje. Tuo labiau, kad kuo daugiau aš partnerių turėsiu savo linijoje data starterių, tuo stipresnė bus mano komanda. Ir būnant šit data starteriu, man tai labai svarbu šiai dienai, kad aš galiu pasikviesti labai daug žmonių pirmą liniją. Tai šiai dienai nežinau, kur galima papildomai ir ne už didelius pinigus darytis tokią finansinę karjerą savo. Aš noriu jums paminėti vieną formulę, kas mane šiek klausė, žino mano formulę, kurią aš irgi išmokau, ne aš išgalvojau. Aš dažnai klausau savo vieną mokytoją iš rytų. Man aplamai rytų žmonės labai patinka. Ir
Bižnės žmogus, jis yra milijonierius, valdo šiai dienai 17 kompanijų. Ir jisai sako, mūsų sėkmės pagrindas yra rezultatas. Jeigu mes pasieksime rezultatą, nuo to priklausys mūsų sėkmė. Tačiau, kad gauti rezultatą yra formulė. Laikas plus pinigai lygu rezultatas. Nebūna rezultato vien tik su laiku. Biznyje. Nebūna rezultato vien tik su pinigais. Būna galbūt santykis kitoks. Pinigų reikia daugiau, laiko mažiau. Laiko reikia daugiau, pinigų mažiau. Bet abidvi sudedamos dalys turi būti gauti rezultatą. Nebūna be investicijų kažkokio piniginių rezultato biznyje. Ant žemės mes dirbame. Norime kurti firmą, kur mėnesį gausim 5000 eurų kas mėnesį. Tai jūs metus kursite, investuosite ir minimum 100 000 reikės sukišti. Nes reikės ir sandėlių, ir marketingo, ir užpirkti prekes. Nežinau, kokia veikla jūs dirbsit. Bus be galo didelės išlaidos viską išlaikyti. Internetinėse projektuose arba tinklinė marketinge labai daug galimybių yra pasiimta kompanijos. Jūs turite įdėti žymiai daugiau laiko. Ir ką reiškia įdėti? Na, pasakykite savo, kad tokia nuostabia idėja jūs kiekvieną dieną apskelbsite, nors 3 žmonėm, lai jūs gausite atsakymą ne, bet ir žmonės žinos, ko jūs susiimat. Ir galbūt jie pas jūs grįž po kokios savaitės, kada daugiau aplink esančių žmonių pradės apie tai šnekėti. Bet jūs būtinai pasisakykite savo, kad jūs turite kiekvieną dieną 3 žmonėm, kuriem dar apie tai nepasakot, papasakoti apie tai. Ir tada tikslingai jūsų darbas bus pavadintas darbu. Nes mes iš tikrųjų visi, norint rezultatą pasiekti, mes pradžioj turime dirbti, mums reikia laiko, kad prieitume prie to rezultato, mums reikia pinigų investuoti. Čianai investicija yra nedidelė. Jeigu mes paskaičiuotume, tai yra euras 60 ar 30 į dieną. Visą laiką, norint pasiekti rezultato, reikia kažkaip tai kitaip pasiskirstyti savo pinigus turimus. Kažkur tai, norint pasiekti kažko savo reikia neleisti, kažkur kitur daugiau skirti pinigėlių. Taip ir čia tas pats. Norint kažkada tai gulėti pliaže ir gauti pinigus, dabar turim kažkaip tai kitaip susidėlioti viską. Laiko atžvilgio ir piniginių atžvilgio. Tik tie pinigėliai šiai dienai tikrai, patikėkit, nėra dideli. Ir jeigu jūs savo akiratį turite komandoje aktyvius žmonės, tai tik tai 2 pasikvietę, jau kiekvieną mėnesį skaitykit, jums niekas nekainuos. O tie 2 dar 2. Reiškia, toliau jūs žinote, geometrinė progresija didėja kosminių greičių. Firma stiprėja, žmonių komandoje didėja, mes tuo greičiau prieisime tikslo, kad mūsų kompanija pradės nuomoti mūsų duomenis. Viskas. Viskas. Taip, kad galėčiau šnekėti iš tikrųjų įsivedus, nes žiauriai nesuprantu, kaip žmonės dar galvoja, kodėl čia nereikia ateiti. Net jeigu nenori mokėti, aš visą laiką užsiemu vietą, kad aš suprantu projektą, kad jis yra logiškas, kad mano galva tai yra prieinamas. Iš manęs nieko nereikalaus, o tik suteiks man galimybę, gerbuvį suteiks. Kodėl neužsiimti vietos? Kodėl nemokamai net nekurt komandos? Pagalvokite visi, ir jūs, ir būtinai pasakykite apie tai savo draugam, kurių duomenis jūs norite irgi pasiūlyti apginti. Dabar dar noriu, kad jūs užduotumėt klausimus apie mūsų mokamą galimybę. Kas turit kokių klausimų? Neturit klausimų? Gal manęs negirdėjau čia, ką aš čia pasakoju taip intensyviai? Tai jeigu mes neturime klausimų, o gal tų klausimų atsiras pamiegojus vieną naktį, taip kad su mielu noru kviečiu jūs šeštadienį į mūsų webinarą. Galbūt ateis toks laikas, kad pasižiūrėsim, mes turėsim kažkokią tai dieną iš vis tik tai klausimų atsakymų.
susitikimus. Taip, kad veikla eina į priekį, aišku, visą laiką atsiranda daug naujų dalykų, galbūt susiduri visiškai su tokiais dalykais, apie kuriuos net negalvojau. Tačiau, iš tikrųjų visus kviečiu labai rimtai pasigalvoti apie biznio kelią, nes patikėkite, šiai dienai yra tokios galimybės šauniai gyventi, be streso ir turėti pajamas, tik reikia biški tam skirti laiko, reikia jungti galvą ir reikia galbūt kažką savo pradžioje atsisakyti, kad po kažkurio tai laiko turėtume nuostabų pojūtį gyventi. Ačiū labai visiems. Dar kartą pakartosiu, kad turiu didelę garbę bendrauti su jumis, man labai smagu. Jeigu buvau jums naudinga ir įdomi, man 100 kartų bus smagiau. Ačiū jums visiems, šiandien webinarą baigėme ir lauksiu jūsų šeštadienį 16 val. Lietuvos laiku. Visiems sudie ir gražaus vakaro. Iki.